Sveiki, bičiuliai. Salam aleikum. Sugrįžom į antrą laidos dalį. Atvažiavom su Matu į VS Fitness Kaune, Megoje. Matas kažkas sakė, yra čia sportavęs. Aš, kaip žinote, dažnai čia sportuoju. Čia labai patinka ir beje, ačiū dar kartelį VS-ui, kad priima į svečius, kad leidžia kurti šitas fainas laidas. Tai ką jau užsiminėm pirmoje laidoje, šiandieną su Matu darysime kojas. Sakysit, praeitą laidoje jau buvo kojos, tai ten buvo kojos man, dabar kojos bus Matui. Tai pasižiūrėsime kovotojas, kiek yra stiprus kojų treniruotėse. Tai aš tokias turiu parinkęs iš to, ką galima čia, žinai, sukomplektuoti. Tikrai nekankinsiu, žinau, silpnasias ten vietas trauminė, žinai, kad ko nedaryt. Pats irgi turiu nugaros uždegimą apačioj, tai tikrai neįsim kažkokių tupimų daryti, žinai, ir savęs traumuoti. Pabandysim pasportuoti, kad būtų fun ir kad gautųsi kažkas įdomaus jums. Tai pradžią pasidarysime nuo apšilimo. Šį kartą darysim apšilimą Vitalijaus Mackio stiliukų, kuris parekomendavo prieš tai buvusio laidoje. Tai eisime tiesiog prasivaluoti. Tai va, jau pasidėjome rolerius ant žemės. Tai tiesiog keturgalvį prasivaluosime ir tada jau galėsime keliauti daryti kitų pratimų. Tai tiesiog va, nežinau, nesidam jokių kilimėlių, čia tie kilimai ir taip minkšta. Esam švarūs. Tai šito valavimosi principas yra po vieną koją, kadangi foam rolleriai, matot, gana platus jie tokie. Tai jie yra vidutinio kietumo, gal net biškai minkštumas, sakyčiau, ne? Tai aišku, būtų galima tos labai kietus pasimti gal, bet pabandom su šitais. Tai esmė, kad po vieną koją, kaip prieš tai buvo laidoje su Vitalijum, po 10 pravažiavimų nuo viršaus iki čia, tai koją vieną šitą pasistatom į priekį, atsigulame. Čia pilnai pilvų daugiau jo. Ir tiesiog taip, kad pravažiuotume iki kelio ir atgal. Atgal tai iki dubens čia, susijungia. Tai va tokių 10 neskubant. Kad grinai prasitrintume keturgalvį. Tai eisim dabar, darysim dar vieną tokį apšilimą ir prasitempimą. Parodysiu, ką irgi išmokė tas pats treneris Vitalijus Mackis. Tai aišku, jis ten turi tokias platformas, žinai, pasidarė žmogus, meistravęs, mes netokį nagingi. Tai parodysiu, kaip prisitaikyti visą tai VS-ą, tai visi žiūrovai, kurie žiūri, tai kad suprastumėt, jog daug ką galima pritaikyti universaliai, tai keliaujam, parodysiu, kaip tai padaryti. Žinai, liečiant fizinį pasirengimą, kiek kovotojams svarbus fizinis pasirengimas? Kiek tam akcentuoji pats dėmesio? Fizinį pasirengimą turi galvoj būtent salėj? Jo, būtent salės darbas. Tas specifinis irgi pasirengimas irgi labai svarbus, negali vien, aišku, per čia daryti, bet šiaip tai svarbu labai, bent jau 2 kartus savaitėje tai tikrai turiu daryti. Kur pats sportuoji salėj? Aš einu į... Ten net nežinau, kaip vadinasi ta salytė, nedidelė salytė, jo, einu su treneriu, su Domantu Tautkum, jisai dirba su Žalgirio jaunimu. Tai pas jį einu jau kurį laiką, jau gal metai, jo, man atrodo, aš lygiai prieš metus pradėjau pas jį. Taip pas jį 2-3 kartus savaitėje. Kaip daugiausiai akcentuojate, kaip dirbate patį salėj, koks darbas, kaip atrodo tau treniruotės? Dažnai šiaip išskaidom jėgą su sprogimu. Tarkim, darom jėgą ir kitą bloką sprogimui ir taip maišom. Į vieną treniruotę ar? Vienoje treniruotėje, jo. Vienoje, ne? O raumenų grupės išdalinote ar? Jo, ir raumenų grupės irgi išdalinom. Kaip, pavyzdžiui, atrodo, tarkim, kada paskutinį kartą baigdavo? Po varžybų teko ar dabar nei? Ne, po varžybų nebuvau, biškai jo, pailsėjau. Tai aš pirmas, kuris tave kankinsiu. Nu, tu pirmas, jo. Okay. O prieš varžybas tai tenai visai lengvai jau dariau, nes nebuvo paskutinė savaitė, tai ten super lengvai. Bet šiaip tai dažniausiai tai būna taip, kad priklauso nuo pasiruošimo laikotarpio, bet šiaip kaip nėra pasiruošimo, tai dažniausiai darom, tarkim, kojas sprogstamai į viršų jėgai ir kitą kartą atvirkščiai, jo, ir taip dažniausiai. Nemažai testuojam, žiūrim nuovargį, kaip dažnai šuoliuojam su ta platforma šuolio. Bet patys pratimai, daugiau svoriai, treniruokliai, kūno svoris, kaip atrodo? Daug skiriam dėmesio liemeniui, nes jisai kovose labai... Korpusas? Jo, korpusui, tai jisai... Čia su savo kūno svoriu daugiausiai, ne? Ne, su pasipriešinimu dažniausiai. Ir su savo kūno šiek tiek, bet šiaip su gumom, sprogimus, su visų padėčių. Tokio, kad, pavyzdžiui, kažkokios
svoriai tenais, staklės, tokio nelabai treniruočių. Nedaug, biški darom, šiek tiek darom. Aišku, ten privačioj studijai labai neprikiščia tokių dalykų. Jo, tai darom deadliftinam šiaip su didesniu svoriu. Su kiek svorio deadliftinį? Paskutinį kartą su 1,95 5 kartus. Bet nebuvo, kad ten labai super sudėtingai, kad sunku būtų. Atsistojau, man pradžia gal kiek sudėtingesnė, bet gal tai dar išeina ir pasprok. Šiek tiek. Geras. Tai... Šiaip stipru. Kiek tau svoris šiaip pačiam? 88, 87. Čia jau bus gerai trefnis, taip. Davai, einam tada. Čia mums reikės sienos, tai turim sieną. Tai dabar ką darysime? Tai jo, aš kadangi sakiau prieš tai, kad neturiu tokių platformų kaip pas Vitalių, kaip mums stečiuose. Čia tikriausiai turim kokių 12 cm. Tai aišku, būtų galim gal bandyti ir didesnę daryti. Mes galim pabandyti. Aš pats dažniausiai irgi darausi. Tai yra tiesiog apie minutę laiko. Būtent ištempimas. Tai yra blauzdos ištempimas, nes kai mes ištempiam blauzdą, skaitosi šitą techniką, kiek domėjausi, būtent reikia apie minutės laiko. Ištempi maksimaliai blauzdą, tai tada pasileidžia ir automatiškai pailgėja kampai visi, kuriais mes galėsime sportuoti ir daryti mūsų kojų treniruotę. Tai kaip aš darau, tiesiog susikraunu blynus, tokia piramidės principu. Tada leidžiu kulną vieną, leidžiu kulną kitą. Ir tiesiog leidžiu savo laisvai pasileisti svorį į apačią ir ištempti blauzdą. Tai va taip apie minutę laiko. Ir bandy dabar kiek eina įtupinėti. Leisis tegu kiltas, jokios perokliavimo, tiesiog savaime. Tai leis pasileisti svorių į apačią, kad sukristum, žinai. O smagiai šiaip tempi. Tau šitą koja, nemobilumas? Jo. Matas, iš karto. Štai jau kiek noris iš tą daug daugiau pasiduoti, tą dar neleidžia, žinai. Nieko, eisim dar padarysim vieną pratimą pradžiai irgi apšilimui. Visio. Gali išlipti. Čia aišku, paskui mes dar sugrįšim. Tai bet, ką aš norėjau pasakyti, kad dabar su šitą metodiką, po to, kai mane pamokino protingi treneriai, tai pradėjau pritaikyti. Tai darau pradžioj treniruotės ir pabaigoj treniruotės irgi ant pačio galo irgi ištempimą. Nes čia įsitempia ne tik tai blauzda, bet pasiduoda ir keturgalvis, pasileidžiasi. Tai eisim dabar darysim kojų treniruotę nuo blauzdos vėl. Dabar paimsim jau pratimą. Galim pakalbėti, kol laukiame pradėti, galim pakalbėti apie mitybą. Nekalbėjome, ne? Pasirengimas, tai jo, labai įdomu, žinai, pasirengimas. Tau teko kiek nusimest svorio? Nu, kažkur 13 kilų. Eik tu? Ai, nuo to jau... Nu jau, aš svėriau, sekmadienį svėriau 8-9 ten su biški, o penktadienį jau turėjau sverti 7-7. Nu tai greitas toks gavosi šitas. Bet aišku, ten rytinis svoris kitoks, jisai nebuvo ten 8-9 ryte. Ryte būdavo kažkur taip 8-6 ir paskutinę savaitę jau nuėmiau anglis, taip visai. Nu, bet vis tiek ten gavosi, kad susirinkdavau ten. Aš šiaip sekiau viską per programėlę tokią. Kokią naudoji? Jazdio. Čia kalorijams skaičiuoti ir makro jo, visiems? Jinai šiaip gali labai patogią programėlę. Nes aš fitness palas naudojus. Tai nieko tokio mes galim, nes aš kaip sakau, mes nereklamuojam, mes pasidalinam savo patirtimi, ne? Jeigu kažkas yra gerai, kodėl nepasakyti? Padaryti abonementą nemokamą. Premium. Jo, premium, žodžiu. Tai tenai gali nusiskanuoti barkodą, bet ko ten, tarkim, suvalgiai surelį, nu ten kaip pavyzdys, ne? Nuskanavai su kamera barkodą, tau iš karto jau jisai yra įvestas. Ir tau jo kalorijos. Čia lygiai tą patį daro fitness palas, nebandęs to? Nebandęs. Jo, irgi jie turi visą bazę, tu nusiskanuoji barkodą ir iš karto visą sumeta lentelę. Tik įsirašai kiek gramų ir tau subėga. Taip, tai čia taip pat. Tai jeigu tu sekei, tai labai gerai, tu daugiau galėsi papasakoti. Aš turiu viską, jo, ir praeito pasirašymo turiu, ir šio, aš kiekvieną dieną rašiausi svorius. Kaloražai būdavo? Apie 2 štukas, taip, 300, iki 2,500. Maksiu čia 2 štukas 5. O darydavai, kad treniruočių dieną vienas kaloražas laisvai? Aš bet pas tave nebuvo jau šitų dienų, aš jau nuėmiau anglis, bet aš prieš treniruotę iššaudau uogų visą laiką. Uogyčių, jo, kažkokių, tai iššaudau savoje uogų ir varydavau sportuoti. Ir šiaip
ir jaučiausi normaliai ir sportuodamas ir nesijausdavau Tai paskui dienoje visai nėra angliavandenių? Nu, taip, kad valgyčiau anglis, tai būdavo, kad šiek tiek vos, tarkim, ten valgau kiaušinius ant biškių duonos, šiek tiek vieną kartą. Dienoje, bet šiaip man vis tiek to angliavandenių susirinkdavo, taip atrodo, kad ten nevalgai jų, bet jų susirinka ten vis tiek, nu, ten 100 gal gramų nesusirinka per dieną, bet jų vis tiek susirinka. Baltymų daug laikai, ne? Jo, baltymas ir riebalas, jo. Nes tu, vat, nežinau, iš tikrųjų, žinai, ką padarysim, įmesiu fotkę, va, įmetu fotkę, tikrai turime iš tavo varžybų, kad pamatytumėte, kad suprastumėte, kokį body fato matas buvo, nes tu buvai tikrai, nu, lemba, žiauriai, tokios geros kondicijos, žinai, kultūriakai žiūrintis pavydėt gali, nes, nu, tikrai sausas, tai esmė ir buvo tikriausiai, kad, nu, viso šito reikalo tai yra baltymo išlaikymas. Šiaip iki tol, iki tos paskutinės savaitės, tai vieną valgiau, taip prisižiūrėjau, ką valgiau, stengiausi sveikai valgyti, ten fast foodo nevalgyti. Palik tą svorį. Gali palikti jo. Tai iki tos savaitės paskutinės, tai aš ten valgydavau daugmaž angliavandenių, šiaip nelabai ribojau, bet jau kai liko paskutinė, tada jau taip stengiausi visai nuimti ir man šiaip atrodo, kad pasiteisina ir tas svoris krenta, aš būnu pavalgęs, nes tikrai, nu, aš pavalgau, nes gaunas 3 milai man per dieną, bet ten snekas 1 ar 2. Ir aš nebūnu alkanas, būnu pavalgęs, tik tai, kad anglių nešaunu. Bet tik, kad nebūna taip, kad jų labai reikėtų prieš treniruotę, jeigu jautiesi silpniau, tai visada kavos ir uogyčių kokių. Mėgsti uogas? Nu, šiaip man kažkaip patinka man, jo, šaltų ten kokių mėlynių. Jo, šaltų mėlynių, ten gervuogių, aviečių, šauni ir liki. Šiaip, aišku, čia gal pasipils komentarų, bet uogos vaisiai yra fruktozė. Fruktozė yra greitas angliavandenis, jis principai labai panašiai mūsų kūnas reaguoja kaip į cukrų, bet jeigu mes panaudojame energiją išgauti, viskas yra ok. Ką reiškia, kad jeigu mes nepanaudojame, tarkim, valgom vakare arba valgom į antrą dienos pusę, bet neturim jokio fizinio aktyvumo, tai vat būtent tiek cukrus, tiek fruktozė nukeliauja kūno riebalus. Tai šitoj vietoj, kada norit pasirinkti naudoti greitosius angliavandenius, ar tai bus cukrus, ar tai bus fruktozė, nu aišku, dėl ko fruktozė yra geriau, nes fruktozė atsineša vitaminų kalną pas save, ne? Dėl ko geriau negu cukrus, kuris iš principo irgi gaunamas irgi iš augalo. Tai nėra kažkoks cheminis laboratorijos supilstytas reikalas, kaip daugelis saldiklių, kurių mes turime šiandienai mūsų rinkoje. Tai jeigu jūs sugebat panaudoti energiją, drąsiai nebijokite cukraus, nebijokite fruktozės, panaudokite. Aišku, nebent jūs turite kažkokią mitybą, kuri jau riboja angliavandenių suvartojimas kiekis dienoje, tada taip, atsiremiam į rėmus jo. Bet jeigu esate fiziškai aktyvus, sveikas žmogus, neturite problemų su diabetais, nebijokite. O mes nebijom ir pradėsime mūsų treniruotę, tai darysim pratimą tokį irgi vėl. Tai yra minutės ilgio pratimas, reiškia, didžiausia apkrova bus ištempimas, plauzdos vėl, tai ir būtent nusileidime. Mes nusileisime su svoriu į apačią ir tempsime apie 10 sekundžių. O laikrodžių čia neturime. Pasileisim mes chronometrą, pasidėsim ir matysime. Aišku, čia galima skaičiuoti, žinai, čia nėra sudėtinga iki 10 suskaičiuoti. Bet esmė yra, kad mes darom 10 pakartojimų. Tai vėl mes išsitempinėjame. Įsijungiu aš. Kur tas laikrodis? Clock. Watch, stop watch. Jo, mes galime prisidėti. Tai va, 10 sekundžių apačioje, tada pakylam vėl paprastai ir paimu svorį pradžiai nedidelį, nu kaip normalus svoris, 20, aišku, blauzai, žinai, jeigu darys standartiškai, tai čia nebūtų daug. Bet esmė mūsų bus va čia, va, apatiniam taške ištempti 10 sekundžių, pakilsim ir tokių 10 po 10 sekundžių. Turėsim apie minutės trupučių bendrai pratimo ilgį. Ir tokių pasidarysime po 4 pratimus, blauzai mums šiandieną pakaks. Tai va, kaip sakiau, pakylam ir tada va, į apačią nusileidžiam ir leidžiam išsitempti. Kaip, pavyzdžiui, dviese darant, paskui aš parodysiu, ką galima dar padaryti, truputį pasunkinti. Vėl pakylam, išsitempiam. Ant kito galėsim užsidėti truputį didesnį svorį. Pasižiūrėsim, matai, aš nedirbęs, tai matai, salį, nežinau, žinai, kokį svorį darbiniai bus. Bet mes viską išsibandysim. Nu davai, pasižiūrim. Tau padėsiu laiką susigaudyti. Bus lengviau. Truputį pasistunk pėdas biškį jo
Pažiūrėsim, kaip tau to čiurną, žinai, leis. Ne, bet jaučiu, man bus šitie sveika jai. Nu, bet kuriuo atveju tau šitie pratimai, žinai, gerai. Jo, įleidė. Jo, laužė biškiai, bet gerai. Prasitemps, netoj. Aš tau pasakysiu, kada kil, gerai. Leidžiam, laikom. Ant tempimo dabar. Ai, dabar ant žemiausio. Ant tempimo žemiausio apačioje. O tą jaučiu tą čiurną tempimą. Bet jis nėra per skausmą kažkoks. Ne. Nes labai svarbu suprasti, kada yra kažkoks skausmas darant, nedarykit per skausmą niekada nieko. Paskui labai atsilieps. Kylam. Iš lėto, ne? Ne, normaliu. Neforsuojam, bet normaliai. Pakylam viršų, suspaudžiam ir į apačią nuleidžiam. Svarbiausia, kad nebūtų jokių sprokliavimų. Į apačią, gerai. Žiūrėk, čia pasidėjo jau. Gerai išsitempi čiurną. Kylam. Nedaryk tokių laiptavimų. Man atrodo nesigauna, žinai, taip to lygiai. Rimtai? Kiek čiurną blokuoja, ne? Nu, atrodo, taip bandau to lygiai, bet jinai vis tiek bouncina. Domi, nu gerai. Klausom kūną, ne? Sakant. Nu, bandau to lygiai, bet... Nu, susikaups. Ne, gerai, nu turėjai laikyti tenais apačioje. Ai, apačioje, okei, palaikom. Ir kai dviese sportuojame, galime padaryti dar... Pasunkinti biškį, tai yra paspausti lengvai. Neperskauda? Bet jau pasidėjo, žinok, Gerai, tas. kelk. Dar į viršų, dar. Gerai, leisk. Bandybiškai greičiau leisk. Kelk. O. Tad reikia, žinai, kad biškį pastum pėdas, kad nenusileistų visai iki dugno. Aha, jo. Biškį, ja. O, dabar bandyk. Geriau dabar, jo, daugiau laužia. Gerai, kyl dabar. Padarysim dar porą ir man atrodo biškį galėsime svorį paskelbti. Jo. Biškį greičiau pilnu. Mūsų yra neigiamoj fazėje visas tempimas, yra prova. Būtina pati. O tai ką mes varysim po to ir pas mane kažką daryti, ar nedarysim? Šiaip galėsim padaryti atskirą laidą, kai tu grįši gal, nes aš čia kada dabar suspėtai be šansų. Galėsim paimti neaut. Aš niekada nesu bandęs, tai... Taip įdomu, žinai, nes daug bairių, kaip tu galėsi pabandyti, žinai, ten atsistoti, atsilaikyti. Ai, va, žiūrovai, žiūrėkit. Tai Matas jau kviečia į svečius, aš visą žinau, esu už. Tai Matas kviečia į svečius į Fighter House, tai ko nesu daręs. Kaip žinote, aš boksuojuosi, bet nedarau kitų kovotmenų. Imtyniauti nesu bandęs tikriausiai nuo vaikystės su broliu. Ant lovos. Nu, pabandysi, įdomu, visai kitaip ir ištarime kitokią. Pas Matai svečius pabandysim paimtyniauti, tai tikrai bus dar tokia laida. O dabar palabiški, laikas man užgeso. Matysi, įdomu ir kaip... Narauskas metė iššūkį, važiavau, jeigu tu metė, važiuosiu pas tave. Na, tai aišku. Šiaip dar tipsas, ką galite padaryti, kai darote blauzdą, tai nebijokite pasukioti pėdų padėties. Kaip žinote, blauzdą reikia apeiti, mokėti iš visų pusių. Pavyzdžiui, pas mane blauzda yra gana mėsinga iš vidaus. Iš išorės jos tarsi nėra. Aš neturiu išorinės blauzdos normalios. Tai šito vieto reikia stengtis kaitalioti kampus pėdos, padėjimų, siaurai, plačiai, kad apdirbti skirtingai. Tai va dabar pavyzdys ir bus. Išsisuksim biškį pėdas, tiek, kad būtų aišku komfortiška, kad aprauti blauzdos kraštus, šonus. Užsimetam svorį, darysim biškį kitus pratimus. Man patinka, VS turi va tokį staklytės, po vieną koją izoliuoti, kad galime po šitas. What the fuck? Aš iš tikrųjų labai mėgstu svertinius treniruoklius. Svertiniai treniruokliai yra tie, kurie paprasti labai. Dedasi svorės, blynai ir jokių nėra ten tų svarelių. Taip pat, VS turi nemažai svertinių treniruoklių. Va šitas, pavyzdžiui, treniruoklis, mes jį pabaigai turėsime, super setą. Irgi labai geras, jeigu moki teisingai panaudoti. O dabar pradėsim nuo dvigalvio, tai yra šitas raumuo, kuris dažniausiai pas mus yra atsiliekantis, bet yra be galo svarbus. Tai tiek kovotojams, tiek šiaip visiems. Šitas raumuo ir, aišku, sėdmenys, tai yra... Taip. Tai va, čia turim tokį treniruoklį, kuris mums leis daryti po vieną koją. Pradžiai uždėjau svorį 20 kg. Tai dabar pasidarysim po vieną koją 4 priėjimus dvigalviui. Ir po vieną koją 4 priėjimus keturgalvių. Ir paskui perėsim prie bazinio vieno pratimų. Darome pradžiai 12 pakartojimų.
Žiūrėk, ką rodo. Oba. Kur matytas, ne? Nu. Gerai. Arčiau tavęs. Nu, davai. Jau vieną čia. Patogink. Ir 12. Nenuleisk iki pačių galo. Važiuoju ir kyli iš karto. Šiaip geras treniruoklis. Yra labai šitas geras. Neforsuok. Turi mėgautis. Kai skubam, nesimėgaunam. Čia kaip lovoje. Kai skubi nesimėgaujam. Nors kartais būna viskas. Bet čia ne tas atvejis. Romantikas papildus. Kaip matai, buvo sunku, nebuvo? Nu, buvo ką veikėjo visai. Tas 12 jau. Nu, taip, Šiaip mūsų tikslas yra pasiekti. Mūsų tikslas yra, kad mes padarytume iki 10. Jo, ištvermės jaučiu, kad gal kiek trūksta. Raumens? Pradžioj tai visai nesunku atrodo, bet jau kai reikia 12 pasiekti, tai jau biški jau jaučiasi, kad kerta, kad užkerta biški. Nes tokios kaip dvigalvių ištvermės iš vis turbūt nedarau niekada. Šiaip ten jį tai tik tai su deadliftu kokiu patreniruoju, bet... Bet ten bendras atrodo. Jo, bet o taip, kad tokį tai ne. Kodėl aš dabar pradėjau dvigalvių iškelt, nes, nu, kaip žinai, sakai, dvigalio, dažniausiai mes atskirai neakcentuojame, ne? Nors tai yra, nu, tikrai svarbi kojos dalis ir mušima labai didelį gabalą mūsų kojos. Ja, jaučiu, kad man trūksta irgi ištvermės labai. Tai kai iškeliame mes dvigalvį į priekį, tada jisai paima tą krūvį tiek, kiek mes jam galim duoti. Nes jeigu mes ateitume daryti dvigalvio po kažkokio tai bazinio vieno ar tai 2 pratimų, jis ten jau gauna krūvį, jisai būtų pavargęs. Tai mes jau nebesugebėtume pradirbti. Tai va čia būtent variantas, kada mes pasirenkam pradirbimui padaryti 4 priėjimus, būtent dvigalvio, paskui galėsim daryti bazinį. Galbūt kai kuriuose baziniuose biškai gali būti silpnesnis, nes dvigalvis bus pavargęs. Bet mes imsim šiandien tokios, kurie daugiau akcentuosis paskui keturgalvį. Ja. Galiu pradėti. Gali tą koją. Tada galėsim mėti tai pastovi. 7. Nenuleisk. 9. Nu. Opa. Maladės. Dar vieną priimą padarysim, forą nebekelsim, bet dabar padarysim dropsetą. Davai. Ką reiškia? Nusimetinėsim, kadangi esam dviesi, labai patogu daryti dropsetą. Dropsetas tai yra tada, kada darysime... Nuimsim svorį biškį? Jo, vis numetinėsim svorį. Tai darysim iki vieną nusimesim blyną, antrą blyną ir pabaigsim jau su šitu. Bet bus tikrai ką veikti irgi. Tai pradžią aš pasidarau. Tai mano įminėtą reikės? Jo, galim daryti... Po kiek? Šiaip dažniausiai, kai dropsetas daromas, tai numetinėjama apie 30-40, 35% svorio. Tai iš to atveju po 10 blynų mes, po 10 kg nusimesim. Po kelių nuimsim padaryti, kad būtų gražus. Tai pabandom padaryti 21, tai reiškia 7-7. Gerai? Užpumpuosim, ne? Jo. Šiaip jau jaučiasi tas krūvis gerai. Ja, jaučiasi. O dar mūsų laukia keturgalvis, tai dar bazinis. Davai. Tai po vieną koją padarau 7 numetį, padarau 7 numetį. Žiauriai gerai. Davai sumes atgal. Šitas tau patiks. Nu jo, aš manau, jau lemo pizės čia.
Davai. Jau ant tiek užsipumpau, kad nebesulenkiu tiesiog. Taip. Nebeišeina sulenk kojas tiesiog. Kaip pasakojau, padarėm keturgalvį, tai yra dvigalvis, prašau, kurį jaučiu neblogai, ne? Dabar padarysime dabar keturgalvį. Keturgalvis čia yra raumo, kas nežinot, šit, priekis kojos. Tai darysim po vieną koją irgi, taip kaip ir dvigalvį darėm. Po vieną koją tai čia yra leg presas, svoris pradžiai nedidelis, net vėl aš nežinau tavo pajėgumų, tai pasižiūrėsim, kiek tau sunku, nesunku ir paskui pasikelt viską galim. Oi, čia biškį reikia. Tai va, žiūrėkit, po vieną koją darysim. Darysim šit leg presą daugelį, žinote, tai yra kojų spaudimas, tai mes darysim tiesiog po vieną koją. Statomės daugiau mažiau tiesiai, kad nebūtų ten kažkur, nu, galima iškraipaliot, bet tai kojas padėtis geriau kaitaliot, kada dirbam su dviem. Su viena koja pasistatom, kad tai išsijuostų nuo pečių. Leidžiam, kiek leidžia ją pačiu nueit. Tai viršui nefiksuojam kojos. Jo. Esu matęs, kai lūžta į vidų. Esi matęs? Jo. Darysim 4 spėjimus po 10, viena koja. Labas. Jeigu tau patinka mano kuriamas laidų turinys, drąsiai gali prisijungti prie šio nuostabaus kanalo išlaikymo. Jums tereikia užsukti į mano puslapį papildystas.lt. Norėjau padėkoti, kad esate kartu. Jeigu norite sekti visas naujienas, užsukite į mano Instagramą ir nepamirškite prenumeruoti šio kanalo. Ir leisk ją pačią kiek tau leidžia nusileisti. Ir stengis padėti galvą, kad netempti. Paskui skaudės sprandą gali. Davai. Sunku buvo, ne? Eina savo kaip sunku, nes tikėjau, kad taip sunku bus. Kas čia, blėt, po to? Kas čia tie 2 po 2,5? 5 kg įdėjom. Ką, tupsim? Jo. Ir biškai kitaip, staklėse, kad būtų saugiai, kad pasižiūrėsim, kad nebūtų jokių kelio skausmų. Tai aš visada linkęs esu apėjau pradžiai, padaro kažkokį bazinį 1 arba 2 pratimus. Aš nesu iš tų, kur daro labai daug kojom pratimų. Ir šiaip dabar, jeigu pasidomėt, žinai, ką treneriai šneka šių laikų, šių kartų, nebereikia raumenim tokių, kaip būdavo seniau, ten po 10 pratimų daro, ten 8, nereikia. Galima gerai dirbant, tikslingai dirbant, numušti kojas per 3-4 pratimus, be problemų. O prieš tai laida buvo su Vitalijumi Smackiu Šiauliuose. Jis man ten koją su vienu pratimu nužudė. Paskui aš jau nieko nebegalėjau daryti. Visur kirtausi, kas nematė, pasižiūrėkit laidą prieš tai. Pilnai užtenka to, ką darom. Visiškai, va dabar padarysiu dar bazinį. Vieną ir paskui vienas užbaigimui, viskas. Šiaip čia pratimas nieko mandro, nieko čia ypatingo. Tiesiog vienas geras bazinis pratimas galima daryti panašių principų po Smitų. Aš mėgstu šitas staklės, jaučiuosi gana saugiai, kelių neskauda, jeigu skauda, pasikoreguosim. Čia darysim truputį jau plačiau. Kas yra patogu, va, nugarai įsitvirtinai, presą užsitraukiai, nereikia iki galo įsities, va. Leidžiam į apačią. Pasikeli ir. Pažiūrėk, kad to mikrofas dabar irgi nesispaus. Spausis, ne? Reikia į šoną arba į galą bandyti kažkaip stumti. Na tai mūsų pilgiai skiriasi, tai? Jo. Na, bandyk dabar. Ir svorę uždėsim paskui, tai... Ai, bet vis tiek tave varysi dugną. Svarbiausia, presą užsitrauk. Jo. Tu gali biškį kojas arčiau savęs pasilinkti.
Aha. O, kaip gerai. Geriausiai veidrodžiamas. Į apačią iš. O galima dar padaryti giliau. Čia ir skiriasi mobilumai iš karto. Gal geresnis klubų. Sakant, imtynės duoda savo. Jo, Nori, nenori. Klubo jo, mobilesni. Tai faktas, žinai čia. Ką man bandyti padaryti su šito? Ne. Nors tu gali pabandyti, bet nepadarysiu kaip reikia. Nepadarysiu, jo. Tik ilgiausiai trukusi kova. Mano? Aha. Visi 15 minučių. Ai. Bet irgi priešininkas mačiau, kad pavargęs. Tai duoda jėgų iš karto, nes pats miręs būni. Matai, kad priešininkas ant toptų jau. Man tekia dalyvauti. Seniai, aišku. Kirklavimą dar paauglys sporto akademijai. Žiemo, telpų. Tai būdavo irgi lengvosios atletikos varžybos. Tai tas pats būdavo su bėgimu, žinai. Man ilgesnių bėgi. Ir matai, kad ir kitiem jau, žinai. Ir atrodo tau jau viskas, ir matai kitiem ir tas, pamatai, kad kitiem sunkiau. Iš karto duoda. Iš kažkur atsiranda dar kažkokio. Dėl to aš tai sakau, ir saviškiams sakau, kad nerodytų, kad pavargo ir pats tengiasi nerodyti. Tikrai tas įtakoja. Davai. Be fiksavimų, viršų pakylam leidžiant. Aš šį ką padėsiu. Gali biškį žemiau. Aha, aš čia žinau. Davai, matai. Davai. Viskas darom. Dar vieną, leidėsi. Все, 8 dar vieną. Dar vieną. Tvirtinimą. Все. Čia yra maladės. Man lemma patinka su kovotojais. Oi, atmink. Tada. Man patinka su kovotojais, jis nepasiduoda. Jis geriau kris ten viską, kad jis nepasiduos. Kiek sportavau su kovotojais, kai pasiekė tą savo jėgos maksimumą, vis tiek nepasiduos. Jis darys, ten kraujas tikriausiai varėtų vis tiek daryti. O čia yra charakteris. Dėl to ne bet kam būtų kovotojų. Teisingai? Teisingai. Aš dar vieną padarysiu. Ai, dar vienas liko. Galvos susuko. Man irgi buvo prieš tai jo. Kraujas išeina. Galva. Į kojas visas kraujas nueina. O. Reikia deguonės sumačiau daugiau. Davai. O tai. Nesprokstam. Nefiksuojam. Leidžiamės. 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 Davai. Davai, Matai. Davai. Leidžiamės. Leidžiamės. Ne. Tai. Dar vieną. Dar vieną? Jo, bet nekrisk. Va, kontroliuok. Hilė. Pats. Молодец. Молодец, man. Ai, na. Va taip. Молодец. Veidas net išbalo, kraujas nubėgo į kojas. Atsisės gal tu? Gerai viskas? Nes rimtai toks pabalai. Jau stengiausi. Labai. Dabar padarysim pabaigai. Nu, beveik pabaigai. Prieš paskutinis pratimas. Padarysim 3 priėjimus. Super setą.
Supersetas pas mus susidarys iš kojų tiesimų po vieną koją ir eisim padaryti easy squatus. Garantuoju, tu nesidaręs easy squatų, ne? Nes šiaip Lietuvoje mažai kas daro easy squatus. Prieš tai beje vėl laidoje su Vitalijum apie juos kalbėjom. Tai padarysim easy squatus be svorio, su kūno svoriu, su pasilaikymu. Tai va tokį superset 10-10. Aš pradedu, padarau, tada Matas matys, ką dariau. Padarysim iš paskos. Padarysim 3 spėjimus. 3 supersetus. Tokius tiesimus įsidaręs tikrai. Čia klasika. Kai ištiesim viršų, nebijokim truputį prispaus koją, kad jinai nekiltų, nes būna noras kilti. Dabar keliam daryti easy squatų. Dabar easy squato esmė. Pasistebėm ir leisimės į priekį, kišdami į priekį dubenį. Tiesiog atsistojam, kylam, dubuo visą laiką į priekį. Ir atgal. Kojos pakeltos, matai? Jeigu sunku čia pasikelt save, visada galėsi. Klubai turi būti į priekį išvesti. Žiauriai gerai pabaigai easy squatai, sujungt su kažkuo. Maksimalus ištempimas keturgalvio. Iškit žemiau naik jo. Neatsiremt, bet jo. Gali aukščiau biškį kelt. Tiek? 10-10. Kaip svoris? Gerai jaučiuosi. Bet dar biškį būtų galim padėti, matau, ne? Ten mačiau, kad sunku buvo, čia nematau. Aukščiau užkelus sunku šitą. Tau reikia biškį pasilinkti čia. Ja. Aš nusistumimas man ilgesnis raumo, o tau biškį patrauksim. Ja, jaučiu, kad biškį per toli. Nu, dėl to ar nedakeli paskui iki viršaus. Ja. Jo, dabar pasikeli, ne taip giliai nereikia. Ties maždaug ties linija šitą jo. Kulnus pasikeli, pasistebi. Ir dabar, kai taip turi lysti, nelies žemės. Visą laiką jo, tom amplitudė vaikštas laiką tokio. Ja. Lies, nereikia žemės tau. Visą laiką įtempta, gilį įtempta laiką dubinį, jo. Turi klubai būti, taip šikna. Įtemp, o, dabar jaučiu. Taip. Kiek reikia padėk su rankom. Ai. Ai, na. Šnogis. Nu dar, sisi. Don't be a sisi. Po atostogų, sakė. Šitau prieš atostogas. Kas fotkėse geriau atrodyčiau atostogas? Nu, kad dar prisimintų. Tai čia kulnus pakeltus, kol nenuleisk. Ką? Kultus pakeltus, nenuleisk kulnų. Visą laiką pakelta. Aha, ja. Viskas. Nekrisk. Kontroliuok save, žinau, kad sunku. Taip. Taip, dreba koja. Nu ką, paskutinį padarom. Ir eisim padaryti dar 3 primus ardelo. Ardelas tai bus su hanteliais. Prasitempsim dvigalvį dar pabaigai. Ir viskas, treniruotę baigsim.
Tai dabar padarysim RDL. RDL tai yra daugelį užtempimas, daug kas daro klasikinį, tai yra su štanga. O mes būtum padarysim ne klasikinį, padarysim su hanteliais. Tai lengviau bus svorį. Darysim irgi 3 po 10. Tai esmė yra, kad turi hantelis važiuoti visą laiką palei kūną, turi būti šikna įtempta, mentys suvestos, hantelis važiuoja palei kojas. Ja, pačia, kylam. Jo. Turėsiu nepaleist nugaros. Ištempia. Kelius biškį lenkiam. Jo, bet viršų nereikia užfiksuoti. Varky, leidėmės. Irgi tarsi dubenį norim į priekį pastumti viršuje, bet ne nugarą ištiesim. Nugaras netiesim. Čia ir šiktą užkabina ir dėl gali ištempiam. Ir taip padarysim 3 spėjimus. Ir daisim ištempti bolzą tą paminutę, kur darėm. Ir šiandien bus treniruotė baigia. Atsigėpiam ir varom toliau. Nu tai ką darėm laidos pradžioje, tą padarysim laidos pabaigoje. Pasistatom piramidę. Kaip kojos? Gerai. Kelių neskauda nieko? Ne. Super. Oi, dabar kaip smagiai tempsis. Net jau stojantis skauda. Gerai. Minutė. O. Nice. O, dar kaip iškai lengviau. Geras. Kiek leiks, tiek sau leis kristi į tą kampą. Все. Nu kaip? Liuks, labai gerai. Nudaužytas. Tai simboliškai atėjom atsisveikinti prie kriaušių. Matot, baisiai yra kriaušių. Na, kurią tu čia kriaušių žadėjai pakeisti? Vasarą. Aš greičiau, va, nuplėšiu. Ai, šitą? Jo. Geras daiktas, reikia mokėti ją mušti. Aš ir nuplėšiu, kas nemoka. Tai grinai, jo. Tai va, žiūrovai atsisveikinsim. Kad ir kaip buvo faina, kad ir kaip gerai trefė suėjo. Labai džiaugiuosi, kad Matui patiko. Nu, labai gerai, labai liuks, pasijaučiau. Pavargęs toks mataus gerai. Pasijaučiau silpnas. Ne, maladės. Čia dar kartelį įrodymas, kad kovotojai niekada nepasituos, kad ir kaip bus sunku, negali per save, vis tiek darys, ko padarys. Šitie žmonės turi charakterį. Man patinka sportininkai su charakteriu, dėl ko lietuviai ir turim aukštų pasiekimų sportinės, mes turim charakterį. Gal neturim žinių kažkokių, gal neturim finansų pasiruošti taip, kai gali pasiruošti vakaruose, bet mes turim charakterį. O dabar įsivaizduokite visi, kad tą, ką pasakiau, jeigu mes turėtume charakterį, kiek medalių turėtume savo rankose, visose sporto šakose. Nu nieko, gal kažkada tas gražesnis rytojus ir mūsų lietuvėlė iššaus. Palinkėjimui pabaigai, ką norėtume žiūrovams savęs tokio duoti. Sportuokit, netingėkit, nepraleidinėkit treniruočių ir užsukit pas papildistą. Jo, aš norėjau ką pasakyti, kad chebrytė, Matas ir treneris yra. Tai va, jeigu kas nors norite kovos menų, drąsiai galite Fighters House parašyti Matui, priimsiu svečius ir grupinės yra treniruotės, ir asmeniškai pasportuoti. Tai jo, žinau, kad tikrai rekomenduoju. Naujokai gali pradžiai pasimti grupinį, tų privačių treniruočių. Biškai įsivesti, paskui įvažiuoti, susipažinti su treneriu, pagrindus išmokti ir po to tik tai grupinės. Turim ir grupinių treniruočių visiškai naujokams, be sparingų, technika,
Man tik nuo antros repkės sakė, įmeta į pirmą grupę. Jo, tenai patikrinti. Malūną padaro. Patikrinam charakteris tada. Charakterį ir paskui nusprendžia, kurioje grupėje palieka. Dar klausimėlės, jeigu pasirinktum gyvūno totemą, kas toksai būtų? Kaip? Gyvūno totemas, kas pirmas tavo į galvą? Gyvūnų? Aha. Kengūra. Rimtai? Geras, Neitas Diezas. Okay. Ir jis sako, kad neseka jokių sportininkų. Neturėjom dar kengūros gyvūno, tai ačiū kengūrai. Sugebu gerai spirt. Iš kelieno? Iš kelio, iš kojas. Gerai, tai dar kartelį ačiū bičiuliai, kad žiūrite. Kaip matote, daugėja laidų su kovotojais. Aš kaip ir sakiau, šiuos metus pažadu skirti kovotojams, jėgistams. Kultūristų tikrai daug parodyta, nesakau, kad jų nebebus, tikrai bus, bet tikrai bus šiais metais daug kovotojų mano laidose. Tai va, ačiū, kad žiūrite, tiek visi paspausti like, būtinai followinat kanalą ir susitiksime kur? Kitose laidose. Fighter House. Fighter House.